kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė dar tik mokėsi pardavėjo profesijos Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje, ten pat gretimai ir statybininkų mokėsi toks vienas vaikinas Usūrinis, kurio pati Ingrida tikrai labai neapkentė. Praėjo tada tais metais trečiakursiui mokiniui Usūriniui visos paskutinės oficialios jo mokymosi dienos profkėje, praėjo ir gamybinę praktiką. Praėjo ir gan nelengvi baigiamieji egzaminai ir galiausiai atėjo toji pati paskutinė buvimo čionai diena – išleistuvės. Tai buvo jau birželio mėnesį. Usūrinis, būdamas savo klasėje atstumtuoju ir nemėgstamų kitų mokinių, tądien irgi atskubėjo į profkę, kaip ir visi kiti jo klasiokai, būdamas gražiai pasipuošęs su kostiumu. Atestatų įteikimo ceremonija nusimatė įvykti mokyklos aktų salėje, tad pirma dar visiems trečiakursiams teko kiek palaukti stovint ilgoje eilėje, palei langus koridoriuje ir laukiant to meto, kada jie bus visi įleisti į salę. Net ir čia būnant, kai kurie iš Usūrinio klasiokų nepraleido savo progos pasišaipyti iš to nemėgiamo Usūrinio ir su kandžiais žodžiais jį kiek pažeminti. Mėgino iš jo atvirai pasišaipyti ir toks Dainiokas, mokinys iš paralelinės klasės, savo rankose laikydamas filmavimo kamerą. Jis vis kišo artyn, link Usūrinio veido tą savo kamerą, prašė kažką pakalbėti, papozuoti ir garsiai vis vadino jį pidaru. Žinoma, kad pačiam šitam tai nepatiko. Galiausiai visi pateko į aktų salę, susėdo į sėdynės, ten iš direktoriaus kiekvienas iš jų paeiliui gavo kvietimą užlipti į sceną ir atsiimti savo atestatą, ta eilė atėjo ir Usūriniui. Po visko dar visi statybininkai, savo diplomus gavę mokiniai nuėjo į lauką ir ten drauge paskutinįsyk ant laiptų nusifotografavo. O tądien lauke buvo nepaprastai labai gražus oras, saulėta ir net karšta. 2005 m. birželio 15 diena. Veiksmo vieta – Kupiškio žemės ūkio mokyklos pirmas aukštas. Ilgas, tvankus koridorius palei langus. Ilgoje eilėje prie aktų salės durų stumdosi pasipuošę trečiakursiai. Ore tvyro odekolono, alaus kobra ir prakaito kvapas. Už lango kepina kaitri 2005 birželio saulė. Veikėjai – Usūrinis, statybininkų klasės mokinys, atstumtasis. Vilki kiek per didelį turguje pirktą kostiumą. Smarkiai prakaituoja, žiūri į grindis. Zekas, Usūrinio klasiokas. Naglas, besišypsantis su plikais skusta galva ir ieškantis linksmybių kitų sąskaita. Dainiokas, miestietis, paralelinės statybininkų klasės mokinys. Nešioja madingą šukuoseną, rankoje laiko nuosavą, prabangią vaizdo filmavimo kamerą. Jaučiasi koridorių šeimininku. Dainiokas lėtai sėlina per koridorių, pridėjęs kameros ieškiklį prie akies. Priėjęs prie Virmio ir Inčyro, su jais pusbalsiu persimeta keliais žodžiais. Tada pamatęs eilėje besigūžiantį Usūrinį, jis iškart paspartina žingsnį. Zekas pastebi Dainioką ir alkūne baksteli Usūriniui į šoną. Zekas, garsiai, kad girdėtų kiti, o, žiūrėk, Usūrini, televizija atvažiavo. Galvą pakelk, žvaigždė tu. Nuotrauka atestatui bus sugadinta, jei taip į batus žiūrėsi. Usūrinis, nepakeldamas akių, sumurma, atsikabinkit, nu. Ko norit? Ko čia man į jį žiūrėt? Dainiokas pribėga visai arti, objektyvą nukreipia tiesiai Usūriniui į veidą. Kameros ekrane mirksi raudona EK lemputė. Dainiokas, garsiai per visą koridorių, nu, pydare, pasisveikink su gerbėjais. Ką jautiesi pasiekęs šitą istorinę dieną? Ar tavo vidinis berniukas džiaugiasi, kad gausi diplomą? Aplinkui stovintys klasiokai pradeda krizenti. Trečiakursė irgi būsima absolventė iš Kėžių kaimo Ingrida Kraštytė su draugėmis iš pardavėjų klasės stovi netoliese ir demonstratyviai nusisuka su pasibjaurėjimu. Usūrinis, raudonuoja, bando ranką uždengti kameros objektyvą, patrauktą daiktą, Dainiok. Nesifilmuoju aš. Nenoriu. Dainiokas, atitraukia kamerą per sprindį atgal, bet nenuleidžia, nelies kameros, lochas tu. Čia istorinis metraštis. Kupiškis turi žinoti savo herojus. Pasakyk ką nors protingo, pėdkelninė. Kaip plytas darysi?
Ar toliau vyrams akis vartysi? Zekas prisideda prie patyčių, atsiremia į sieną, Dainiok paklausk jo, iš kur tokį madingą kostiumą gavo. Čia turbūt iš humanitarinės pagalbos specialiai išleistuvėms skirtos užsakė. Kelnės žemė velkasi. Nebesimato net jo mūvimų gietrų. Dainiokas garsiai juokėsi, vėl kiša kamerą prie pat usūrinio nosies, rimtai, pydare, kas tave taip papuošė. Tikrai gaila, Vilmos daugiau šalia nebėra, paimtų tokį jaunikį. Žiūrėk, koks kavalierius, visas kvepia turgumi. Usūrinis, balso stygos įsitempusios bando žengti žingsnį į šalį, užsičiaupkit jūs vieną kartą. Nieko aš jums nepadariau. Tik žinau, kad jums nuo seno nepatinku visiškai ir tiek. Dainiokas užstoja kelią, nukreipia kamerą iš viršaus į apačią, tu vien savo snukiu mums šventę gadini. Žiūrėk į kamerą, sakau. Pažvelk į objektyvą ir prisipažink, kad esi Kupiškio profkės gėda. Prisipažink prieš įjungtą kamerą, kad tau labai patinka moteriškus gietrus ant kojų mautis. Nagi, prisipažink visiems, ko tu dar delsi ir mano laiką eikvoji. Zekas išgirsta koridoriaus gale prie pat aktų salės durų prasidėjusių mokinių bruzdesį. Viskas, čebra, įleidžia. Einam, palikim šitą auką ramybėje, tegu pasitaiso savo super kostiumą. Dainiokas paskutinį kartą stumteli kamerą usūriniui link pat kaktos, paskutinis kadras iš arti. Iki susitikimo scenoje, trečiakursi pydare. Žiūrėk, nenugriūk eidamas ant scenos atsiimti popieriuko. Dainiokas su Zeku ir visi kiti mokiniai nueina link salės durų, garsiai juokdamiesi ir susimuždami delnais. Usūrinis giliai įkvepia, nusivalo prakaitą nuo kaktos, pasitaiso švarką ir lėtai seka iš paskos į tvankę aktų salę. Į mokyklos baigimo atestatų įteikimo viešas iškilmes.